Šiandien noriu pasidalinti vieną idėją, kuri, manau, gali iš esmės pakeisti mūsų požiūrį į investavimą. Yra toks posakis – nėra nieko galingesnio už idėją, kurios laikas pagaliau atėjo. Tad kyla klausimas, ar investavimo pasaulyje kaip tik dabar ir ateina tas laikas naujai erai. Gerai, nerkime tiesiai į esmę. Juk visi norime gyventi geriau, ar ne? Uždirbti daugiau. Tai visiškai natūralus noras. Bet žinote, šiandienos investavimo galimybių vandenynas yra pilnas ne tik lobių, bet ir dėja spąstų. Ir į juos patenka tikrai nemažai žmonių. Realybė, dėja, kartais būna gana atšiauri. Daug kas susidūręs su projektais, kurie pasirodo esantis nepatikimi ar net, sakykime, apgaulingi. Ir rezultatas, jis dažniausiai būna tas pats – prarastos lėšos ir tas kartus nusivylimo jausmas, kuris ilgam atgraso nuo bet kokių bandymų ateityje. Bet žinote, prarandama kur kas daugiau nei tik pinigai, ypač tiems, kurie pasitiki projektu ir pakviečia į jį kitus. Tokia nesėkmė reiškia ir prarasta reputacija, o ją atstatyti visi puikiai žinome, yra be galo sunku. Na ir galiausiai prarandamas turbūt pats brangiausias mūsų visų resursas – laikas. Ir kas galbūt skaudžiausia, prarandamas tikėjimas pačiu savimi, savo gebėjimu priimti teisingus sprendimus. Bet ar tikrai viskas turi būti būtent taip? Tik pamastykime, o kas jeigu egzistuotų, tokia aplinka, kurioje viskas veiktų kitaip? Aplinka, kur kapitalą būtų galima auginti saugiai, atsakingai, remiantis žiniomis, o ne tik viltimi ar akla sėkme. Na ir būtent iš tokios karčios patirties atrodo ir gimė sprendimas. Viena iniciatorio grupė, kuri pati patyrė visus investavimo rinkos iššūkius, nusprendė, kad tiesiog privalo būti kitas kelias. Ir štai taip gimė bendruomenės platforma 7Lab. Tai kasgi tas 7Lab yra? Paprastai tariant, tai erdvė skirta aktyviems žmonėms iš viso pasaulio. Žmonėms, kurie nori ne tik investuoti, bet ir mokytis, augti kartu. Ir patys svarbiausi akcentai yra saugumas, atsakingumas ir, žinoma, bendruomenės galia. Pažvelkime į pačius platformos pamatus. Misija tikrai ambicinga – suteikti stabilumą ten, kur kiti dažniausiai patiria nesėkmes. Tikslas labai aiškus – padėti žmonėms pasiekti geresnį finansinį gyvenimą. Ir visa tai vainikuoja šūkis apie savitą gyvenimo būdą 7Lab Style. Gerai. O dabar pereikime prie to, kaip visa tai veikia iš vidaus. Visos 7Lab ekosistemos strateginis pagrindas yra formulė 7-7-7. Pažiūrėkime, kągi slepia šie 3 septynetai. Pirmasis septynetas – tai 7 kruopščiai atrinkti investavimo įrankiai. Ir čia svarbiausia suprasti, tai nėra vienas rizikingas projektas. Ne, tai yra diversifikuotas portfelis, kuris ir yra sukurtas stabilumui bei uždarbių generuoti. Antrasis septynetas – tai 7 esminiai įgūdžiai, kurių nariai mokosi specialioje 7Lab akademijoje. Nes juk žinios yra tokia pat svarbi investicija kaip ir pinigai, o gal sakyčiau, net ir svarbesnė. Na ir galiausiai trečiasis septynetas – tai 7 tobulėjimo sritis. Jos užtikrina, kad augimas būtų visapusiškas, ne tik profesinis, bet ir asmeninis. Tai apima ne tik finansus, bet ir bendruomeniškumą, keliones, net pagalbą kitiems. Gerai, o dabar panagrinėkime ko gero patį svarbiausią 7Lab veikimo modelį. Jis vadinasi visureigio strategija. Ir būtent ši strategija yra sukurta tam, kad apsaugotų narius ir jų komandas nuo tų rinkos duobių. Ši metafora, man atrodo, viską paaiškina tiesiog tobulai. Pabandykime įsivaizduoti, kad tie 7 investavimo įrankiai yra kaip galingo visureigio ratai. Tai yra 7 atramos taškai, kurie garantuoja stabilų judėjimą į priekį, net jeigu kelias pasidaro itin duobėtas ar slidus. Ir štai čia yra esmė. Jeigu vienas įrankis, tarkim, vienas ratas nustoja veikti, jis tiesiog pakeičiamas kito. Pati transporto priemonė tai yra sukurta komanda ir visas progresas juda toliau. Nereikia grįžti į starto liniją ir vėl viską pradėti nuo nulio. Šis palyginimas labai aiškiai parodo skirtumą. Vietoj to, kad visa rizika būtų sutelkta į vieną vienintelį projektą, 7Labs siūlo visą ekosistemą. Vietoj nuolatinio atstatymo nuo nulio turime nuolatinį progresą. Vietoj vieno pajamų šaltinio – diversifikuotą portfelį. Ir kas svarbiausia, komanda, į kurią investuota tiek laiko ir pastangų, išlieka. Bet žinoma, kyla klausimas, kaip tie 7 ratai yra pasirenkami. Tikrai neatsitiktinai. Kiekvienas įrankis pereina labai griežtą atranką. Analizuojamas legalumas, skaidrumas, vadovybės kokybė, pelningumas ir žinoma, ar yra aiškus veiksmų planas. Tik patys patikimiausi patenka į šį visureigį. Dabar pereikime prie kito lygmens ir pažiūrėkime, kaip visa tai atrodo plačiau.
Nes 7Lab nėra tiesiog investavimo projektas, tai yra globali ekosistema, kuri apima daug daugiau sričių. Ši schema puikiai parodo, kad kalba eina ne vien apie investavimą. Tai yra ir akademija, ir kelionės, ir fiziniai klubai, ir mokėjimų sistema, ir net labdaros fondas. Iš esmės, tai yra tam tikras gyvenimo būdas. Pažvelkime atidžiau ir akademiją. Čia mokoma 7 esminių įgūdžių, kurie šiandienos verslo pasaulyje yra, tiesiog būtini. Pradedant nuo kriptovaliutų ir finansų, baigiant dirbtiniu intelektu ir asmeninio prekės ženklo kūrimu. O dabar vienas iš, man atrodo, genialiausių šios sistemos principų. Viena vienintelė registracijos nuoroda atveria duris į visą ekosistemą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad komandą kūrėte tik vieną kartą, o ji automatiškai dubliuojasi visose esamose ir net ateityje atsirasančiuose įrankiuose. Tik pagalvokite, kiek laiko ir energijos tai sutaupo. Taigi, apibendrinant visą šią informaciją, man natūraliai kyla klausimas. Ar tai, ką mes čia matome, nėra naujos internetinio verslo eros pradžia? Išskirkime tuos esminius skirtumus. Pirmiausia, saugumas, paremtas patikrintais įrankiais ir ta atspara visureigio strategija. Antra, visapusiškas augimas, o ne aklas pelno vaikymasis. Trečia, neįtikėtinas efektyvumas dėl vieningos struktūros. Ir galiausiai bendri rezultatai, kurie pasiekiami, kai visi juda viena kryptimi. Ir pabaigai norėčiau palikti tokį provokuojantį klausimą apmąstymui. Šiandienos pasaulyje, kuris yra pilnas nestabilumo ir rizikų, galbūt būtent saugumas ir patikimumas tampa pačia svarbiausia valiuta, kuriant sėkmingą verslą internete.